Visų pirma, reikia nusistatyti, per kiek laiko rinka yra įpratusi gauti produktą. Jei jūs įpratote ar norite pateikti produktus greičiau nei įprasta rinkoje, jūs turite nusistatyti šį terminą atitinkamai trumpesnį. Šį laukimo terminą vadinsime priimtų užsakymų eile. Kad būtų aišku, kaip tinkamai elgtis tam tikroje situacijoje, reikia šį terminą padalyti į 3 lygias zonas. Ir įsivesti dar vieną, 4 zoną, kuri rodys, kad paklausa jau yra viršijus jūsų numatytą užsakymo eilę. Kai priimtų užsakymų eilė neviršija minimalios ribos, yra požymis, kad prašoma kaina yra per aukšta. Jūsų tikslas pasiimti visus atėjusius paklausimus bet kokią kainą, kad tik sutarta kaina viršytų savikainą. Tai nereiškia, kad jūs iš karto turite numušti kainą iki dugno. Jūsų tikslas tikrinti, kokio pelningumo yra užsakymai eilėje ir bandyti po 1% mažinti pelningumą tol, kol klientas sutiks su siūloma kaina. Naujas derybas pradėkite nuo vidutinio priimtų užsakymų pelningumo. Tai padidins tikimybę rasti klientų, kuriem nereikalinga pati mažiausia kaina ir pakankamai greitai galėsite pasiekti sekančią zoną. Kai priimtų užsakymų eilė pasiekia vidutinę ribą, jūs jau gaunate papildomą kozirį derybose dėl kainos. Šiame etape jūsų tikslas yra nenuleisti kainos žemiau jau priimtų užsakymų mažiausio pelningumo ribos. Tai yra, jei klientui netiks kaina, geriau tokio kliento atsisakyti, nes jūs turėsite daugiau laiko surasti kitą klientą. Ir tokiu būdu rezervuosite pajėgumus tiems klientams, kurie nori pirkti būtent iš jūsų. Reikia nepamiršti, kad šioje vietoje derybos turi būti pradedamos nuo didžiausio pelningumo turinčio užsakymo. Ir einama žemyn, bet, kaip minėjau, negalima peržengti žemiausio eilėje esančio užsakymo pelningumo ribos. Jei užsakymo eilė pasiekia maksimalią ribą, jūs jau lydi sėkmė. Tai požymis, kad klientai jūs renkasi ne dėl kainos, o dėl jiems suprantamos kokybės. Tačiau vietoje reikia pradėti elgtis kitaip. Prie savo gautos maksimalios neišpildytų užsakymų maržos iš karto pridėkite 5–10% ir derybas pradėkite nuo tos sumos. Tačiau žemiausias kainos nuleidimas negali nusileisti žemiau vidutinės tuo metu priimtų užsakymų maržos. Reiktų atkreipti dėmesį, kad vidutinė priimtų užsakymų marža keičiasi su kiekvienu priimtų užsakymu. Tai yra pakėlus kainą 5–10%, klientas gali sutikti su žymiai mažesne nuolaida. Ir toks užsakymas padidins vidutinį pelningumo rodiklį. Jei pasiekite perteklinę ribą, jūs turite galimybės nusigriebti grietinėlę. Tai yra, jūsų tikslas turi būti nebeilginti eilės, kad nesusidarytų klientų nuomonė, kad pas jūs reikia ilgai laukti. O būdami šioje zonoje, jūs privalote prašyti kainą didesnę, nei šiuo metu yra priimtas pelningiausias užsakymas. Jums reiktų pelningiausio užsakymo maržą iš karto pasididinti 20% ir nenuleisti kainą žemiau, nei tuo metu priimto pelningiausio užsakymo maržą padidinta 2–3%. Tai yra, jūsų tikslas turi būti naujus užsakymus priimti su vis didesnė ir didesnė marža. Tokiu būdu jūs galėsite nustatyti, kaip rinka vertina jūsų tinkamą kainą. Užsakymų eilės dydis nurodys, kaip elgtis konkrečiai jūsų įmoniai, nesidairant, ką daro konkurentai. Tačiau įmoniai nesiseka pasiekti vidutinės ribos, reikia peržiūrėti, ar tikrai jos paslaugos atitinka klientų lūkesčius, nes tai požymis, kad rinka nuo įmonės yra nusisukusi ir nieko nedarant pardavimai turės tendenciją tik mažėti. Jei įmonei niekaip nesiseka išeiti iš minimalios ribos, reikia kuo skubiau išsiaiškinti galimas priežastis. Jos gali būti įvairios. Gali būti, kad įmonės produktai nieko neišsiskiria iš konkurentų, o konkurentų kaina yra tokia, kad įmonei jau net neapsimoka toliau vystyti verslą. Gali būti, kad įmonės tiekiami produktai netitinka klientų lūkesčių. Taip pat gali būti, kad rinkoje, kurioje dirbo įmonė, baigėsi pinigai ir panašiai. Tik reikia nepamiršti, klientas perka produktą su paslaugomis, o paslaugų suteikimo kultūra priklauso nuo kiekvienos įmonės individualiai. Tad atidžiai įvertinkite savo teikiamas paslaugas, gal jos netinkamos ar klientam nereikalingos. Jei įmonei niekaip nesiseka pasiekti maksimalios ribos, didesnė tikimybė, kad reikia plėsti paslaugų lygį arba plėsti darbo teritoriją.
Nepriklausomai kurioje zonoje esate, visada yra du keliai, kaip plėsti pardavimus. Pirma, naujų produktų įvedimas, antra, teritorijos plėtimas. Pirmas būdas galbūt reikalauja mažiau investicijų, tačiau jis ilgiau užtrunka laike. Keliai čia gali būti įvairūs. Galima pradėti gaminti aukštesnės ar žemesnės klasės produktus. Galima įsivesti naujas paslaugas susijusias su tais produktais, su kuriais jau dirbote iki šiol ir klientų akyse tai atrodys kaip naujas produktas. Taip pat galima įsivesti visiškai naujus, orientuotus į kitus klientų poreikius produktus. Tokiu būdu būtų išskaidoma rizika. Teritorijos plėtimo kelias laike realizuojamas greičiau už pirmąjį, nors kartais reikalauja šiek tiek daugiau investicijų. Teritorija gali būti plečiama išeinant už žymomos teritorijos ribų Lietuvoje arba ieškant eksporto kanalų. Tik reiktų nepamiršti, kad jei nagrinėsite eksporto galimybės, jūs turite nusistatyti, kad produkcija už Lietuvos ribų privalo išvažiuoti tik gavus pinigus. Jei nepavyktų sutarti dėl pilno išankstinio apmokėjimo, tai avansinis apmokėjimas turi dengti bent tiesioginės produkto sąnaudas. Dėl likusios sumos galite rizikuoti, tačiau visi skolų išieškojimai bus žymiai sudėtingesni nei iš vietinio kliento. Mes pateiksime detalesnę schemą, kaip galima būtų su mažesnėmis investicijomis plėsti pardavimų teritoriją Lietuvoje.